Kalbant apie pokyčius, norisi savaitę baigti praktiniu uždaviniu. Geriau raštu negu mintiniu, bet kaip jau gausis. Pirma, pagalvokim apie tai, kad bet koks pokytis yra stresas. Tai yra sustiprėjęs emocinis fonas ir susijaudinimas. Tai gali būti neigiamas stresas ir jį vadinsim diskomfortu, nes pokytis gąsdina, nes nepasitikim savo gebėjimu įveikti pokytį ir prisitaikyti, vis dairomės atgal į esamą būseną, kuri yra komfortiška, nes pažįstama. Tai nereiškia, kad pokytis yra blogas, tai tik reiškia, kad bus kitaip. Tai gali būti ir teigiamas stresas ir mes jį vadinsime entuziazmo, motivacija, draivo ir nuotykiu ir imsimės žingsnių lauk iš buvusios komforto pozicijos su džiaugsmu. Susijaudinimas bus lygiai toks pat, tik kitoks bus jo vertinimas. Pastangų reikės lygiai tiek pat, resursų reikės lygiai tiek pat. Taip, linksmiem nuotykiam reikia lygiai tiek pat jėgų. Tik skirtumas bus tas, kad mes nestabčiosim ties kiekvieną naujieną. Skirtumas tarp motyvacijos ir nepasitikėjimo yra tik mintis, kuri gali būti klaidinga ir kuri vis tiek yra menkai susijusi su realiomis pastangomis, kurių reikia pokyčiui. Pastangų bus tiek pat. Antra, planas yra svarbu. Sunkesnė akimirka jis yra priemonė pabandyti ignoruoti vidinį pasipriešinimą ir tiesiog žengti sekantį žingsnį. Vadinasi, svarbu planuoti taip, kad žingsniai būtų aiškiai įvardinti ir kad jie būtų įveikiami. Jei planuojat tik 2 žingsnius, pradedu ir sėkmingai baigiu, sakykime, gali kilti keblumų. Trečia, svarbu planuoti ir sėkmes, ir nesėkmes. Realistiškai ir efektyvu yra suplanuoti, kad kažkuris žingsnis tikrai nepavyks ir suplanuoti, kaip tada elgsimės. Kiekviena nesėkmė yra ypatingai vertinga pamoka apie tai, kur pievoje guli grėblys. Greitas ir vigrus grėblių apėjimas ir yra geriausia sėkmės strategija, o ne, sakykime, naivus įsivaizdavimas, kad likimas jums skolingas pieva be grėblių. O dabar laikas rašikliui, lapui ir planui. Ką norėsit šiandien pakeisti? Taikos ir ramybės.